Šioje įmonėje mano darbas buvo dažniausia sukti varžtelius. Aišku, eidavau kur nors ir pašluot kažką ar lentutes kokias padėliot. Suėję 16 metų atsirado galimybė užsidirbti pinigų, o man jų tikrai reikėjo, dėl to ir pasirinkau padirbėti mėnesiuką. Darbo rasti nebuvo labai sunku. Iš pradžių domėjausi visais darbais internete, užsiregistravau Utenos verslo centro tinklapyje, susisiekiau su merginomis, užpildėme duomenis tinklapyje, pamačiau, kad ieško pagalbinių darbuotojų, todėl paspaudžiau kandidatuoti ir darbdavys su manim susisiekė. Džiaugiamės, kad yra tokia jaunimo įdarbinimo programa, per kurią mes galime pasirinkti kandidatus, kurie gali dirbti mūsų įmonėje. Я Данил с Кривого Рога, и на данном предприятии я работаю помощником. И здесь я разбираю как и автомобили, так и помогаю разбирать детали. Еще фоткал их, чтобы выставить на продажу. Я решил поработать на этом предприятии RMVB для того, чтобы заработать деньги для родителей в первую очередь, потому что папа остался в Украине воевать. Но из-за того, что такая сложная ситуация, нужно было пойти, а не отдыхать. Работу было найти нетрудно, потому что вот есть хозяин Едрюс, как он нас приютил. И спустя 2 дня, как мы только тут начали жить, я к нему подошел с просьбой найти мне работу. Он подумал, и через дня 3-4 он мне дал уже работу. То, чтобы найти было очень легко. Pasinaudojau šiais metais Utenos verslo informacijos centro tokią kaip ir paslaugą, subsidiją jaunam verslui gauti vasaros laikotarpį mokinį. Tokia savivaldybės programa labai parėmė mano verslą smulkųjį ir labai gerą darbuotoją gavau. Esu Kamilė ir šią vasarą dirbau MB sodininko dalyse kaip vadybininko asistentė. Aš bendravau su klientais, atsakinėjau į jų rūpimus klausimus ir taip pat šiek tiek prisidėjau prie pačios parduotuvės, tai teko kelti produktus ir daryti užsakymus. Taip, darbas buvo labai įdomus, išmokau dirbti su daug naujų programų ir manau, kad šis darbas ir visos išmoktos patirtys ir įgūdžiai tai labai pravers man ateityje. Kitais metais vėlgi naudosiuosi programa šitą, jeigu ji išliks ir kitais metais. Tai vasarą nutariau užsidirbti pinigų, todėl įsidarbinau šiame darbe. Viskas vietoje ir Utenoje šitas darbas. Turiu kaip operatorius dirbti ir ant batuto, ir ant kranto, prižiūrėti tvarką. Tai šis darbas yra įdomus ir patinka. Šiame darbe gali išmokti daug visokių dalykų. Gali išmokti, kaip reiktų išgelbėti žmogų, kaip bendrauti su kitais žmonėmis. Tai savo draugams, kurie šiuo metu nedirbantis yra, tai tikrai pasiūlyčiau, kad ir susirastų darbą vasarai ir kad užsidirbtų savo jau pinigų, jau irgi, kad turėtų.